Excel šitas. Atsisiūs galite va čia, downloadas, WinZipas, šitą galim išjungti. Tada, kai WinZipinat, atsiranda va šitoj vietoje jinai. Spaudžiam antrą pelės mygtuką, spaudžiam čia. Parodysiu, kaip pajungti TikToką. Spaudžiat čia. Atsidaro va šitą svetainę, spaudžiat Google. Savo paštą. Einat čia. Rašot pavadinimą. Nesvarbu, koks pavadinimas, tiesiog pavadinimą TikTok parašysiu. Kopijuojat. Dedat čia. O čia linkas bus jūsų pačio streamo. Ir po to va šitais paspaudžiat. O dabar parodysiu, kaip patį chatą pridėt. Spaudžiam čia, settingas. Ir kopijuojam šitą linką tiesiog. Patį pirmą. Einam į OBS-ą. Čia spaudžiat. Jeigu turit antrą monitorių, čia gali dėtis. Tada, jeigu neturit, jums nereikalinga čia. Spaudžiat čia ir parašot pavadinimą ir tas pat bus kaip va šitas chatas, tik kitas bus chatas tiesiog. Ir po to vagnelę uždėkit, kad nejudėtų čia viskas. O šiandien uždėkit taip, pavadinimą parašykit, čia ištrinat, spaudžiat čia. Čia pagal kokį norit pasidarysit patys. Rezoliucija šitas, spaudžiat čia ir va taip bus. Nu, pas mane dabar taip bus. Connect rašo dėl to, kad nepajungta niekas dar. Ir viskas. Ir veiks pas jūs. Šitas.